Sveiki. Turbūt visi, kas dirba su e-komercija, susiduria su ta pačia problema. Kai prekių yra šimtai, o gal net tūkstančiai, SEO optimizacija atrodo kaip Sizifo darbas. Tiesa? Na šiandien kaip tik ir pasiaiškinsim, kaip sujungus programuotojo įgūdžius, Python kalbą ir dirbtinį intelektą galima šitą begalinį galvos skausmą paversti savo didžiausiu koziriu. 10 000 plius. Tik įsivaizduokim šį skaičių. Tai ne eurų, o prekių puslapių skaičius, kurį reikia suvaldyti. Kiekvienas toks puslapis tai lyg atskiros durys pirkėjui. Bet kai tų durų yra 10 000, kaip padaryti, kad visos jos būtų ne tik atrakintos, bet ir plačiai atvertos paieškos sistemoms? Ir štai čia mes atsimušame į sieną. Nes kai kalba eina apie tūkstančius puslapių, rankinis darbas yra ne šiaip neefektyvus, jis tiesiog neįmanomas. Jokia net pati didžiausia komanda negali fiziškai sukurti 10 000 unikalių aprašymų, parinkti metažymo ir sutvarkyti visų techninių smulkmenų. Tai tiesiog matematiškai neįmanoma. Ir toks, sakykime, mastelio sukeltas paralyžius kainuoja labai brangiai. Labai. E-komercijoje juk svarbus kiekvienas klikas. Neoptimizuotas puslapis reiškia prarastą klientą, o kai tokių puslapių tūkstančiai, nuostoliai auga tiesiog geometrinė progresija. Gerai, o dabar skaičiai. Ir jie, patikėkit, yra negailestingi. Pagalvokim, vos viena sekundė ilgiau kraunasi puslapis ir ką? Bam! 7% konversijų tiesiog išgaruoja. Arba, tarkim, naudojami tie patys prekių aprašymai visur. Rezultatas? Google nubaudžia net 30% žemesnės reitingais. Tai čia ne kažkokia teorija. Tai realūs apčiuopiami pinigai, kurie tiesiog praranda. Bet išeitis, žinoma, yra. Ir jie glūdi technologijose. Sprendimas – tai išties galingas duetas. Pythons programavimo kalbos lankstumas ir dirbtinio intelekto modelių gebėjimas apdoroti milžiniškus informacijos kiekius. Būtent tai ir yra programinis SEO. Tai kasgi tas programinis SEO? Jei labai paprastai, tai visų tų monotoniškų SEO užduočių perdavimas iš žmogaus rankų kompiuterio kodai. Galima įsivaizduoti kaip gamyklos konvejerį. Užuot rankomis surinkinėjus tūkstančius produktų, paleidžiama automatizuota sistema, kuri viską padaro greičiau, pigiau ir, kas svarbiausia, be žmogiškųjų klaidų. Pradėkime nuo skaudžiausios vietos, kur automatizavimas duoda ko gero didžiausią efektą. Tai turinio kūrimas. Visi žinome, kad Google tiesiog dievina unikalų turinį, bet būtent unikalumo sukūrimas tūkstančiams prekių ir yra tas didžiausias galvos skausmas ryjantis didžiausius resursus. Štai čia kontrastas tiesiog rėkia. Kairėje matome senąjį būdą. Lėta, brangu, o rezultatas, dažnai labai nenuoseklus. O dešinėje programinis sprendimas. Sistema, kuri dirba žaibiškai, užtikrina absoliučiai vienodą kokybę ir kuria mastelis yra ne problema, o tiesiog eilutė kode. Šis klausimas aišku retorinis, bet jis puikiai iliustruoja esmę. Tūkstančiai unikalių SEO pritaikytų aprašymų. Per valandą. Žmogui tai būtų ištisų savaičių, o gal net mėnesių darbas. Būtent čia ir pasimato visa dirbtinio intelekto galia. Ir visa tai ne šiaip sau. Tai duoda labai konkrečius rezultatus. Pažiūrėkime, vien unikalūs aprašymai gali kilstelėti reitingus net iki 30%, o kai dirbtinis intelektas į tuos aprašymus dar ir strategiškai pina specifinius vadinamosios ilgosios odos raktinius žodžius, konversijos šauna į viršų. Ir ne šiaip sau, o nuo 2,5 iki 4 kartų geriau. Pats procesas iš esmės labai paprastas. Pirmas žingsnis – dirbtinio intelekto modeliui sumaitinami produkto duomenys, specifikacijos, pavadinimas, savybės. Ir jis sugeneruoja unikalų sklandų aprašymą. Antras žingsnis. Python skriptas paima visus tuos sugeneruotus tekstus ir automatiškai sukiša juos į atitinkamus produktų puslapius, pakeliu pridedamas ir kitus reikalingus SEO elementus. Gerai, bet net ir pats geriausias turinys pasaulyje bus nematomas į svetainės techninės pamatas, sakykim, klibą. Todėl antroji programinio SEO supergalia tai būtent techninių reikalų automatizavimas. Šiais laikais jau nekam nepaslaptis, kad puslapio įkrovos greitis nebėra kažkoks privalumas. Ne, tai yra absoliuči būtinybė. Žmonės tiesiog nelaukia, o paieškos sistemos, ypač Google, negailestingai baudžia lėtas svetaines. Ir greičio įtaka konversijoms yra tiesioginė ir brutali. Jei pavyksta pasiekti, kad puslapis užsikrautų greičiau nei per 2 sekundės, galima tikėtis maždaug 3% didesnių konversijų. Tačiau kiekviena papildoma delsimo sekundė atima net 7% konversijų. Skirtumas tarp pelno ir nuostolio čia matuojamas milisekundėmis. Ir štai dar vienas techninis elementas, turintis milžinišką poveikį. Tai struktūriniai duomenys arba schema markup. Iš esmės tai yra kodas, kuris paieškos sistemai aiškiai pasako, čia yra kaina, čia
Čia įvertinimas, o štai čia informacija ar prekiai yra sandėlyje. Ir už tai Google atsidėkoja. Kaip? Paieškos rezultatuose parodo daug išsamesnį ir patrauklesnį vaizdą, o tai gali padidinti paspaudimo rodiklį net 30%. O kaip tai automatizuojama? Vėlgi, labai paprastai. Python skriptai gali automatiškai perbėgti per visus svetainės paveikslelius ir juos suspausti neprarandant kokybės. Jie gali masiškai tūkstančiams prekiams sugeneruoti ir pritaikyti tuos pačius struktūrinius duomenis. Rankomis tai daryti, tai būtų tiesiog pragaras. Gerai, technologijos atrodo įspūdingai, bet koks viso to finansinis rezultatas? Ar investicija į kodą ir dirbtinį intelektą tikrai atsiperka? Kad į tai atsakytume, pirmiausia reikia suprasti, kodėl būtent organinė paieška yra pats vertingiausias srauto kanalas. Ši diagrama mano pasako viską. Aišku, socialiniai tinklai generuoja srautą, bet lankytojai atėję iš organinės paieškos konvertuojasi vidutiniškai 10 kartų geriau. Kodėl? Nes jie ne šiaip sau naršo. Jie aktyviai ieško to, ką pardavinėjate. Jų ketinimas pirkti yra nepalyginamai aukštesnis. Taigi, investicija į programinį SEO atsiperka keliais frontais. Pirma, tai yra ilgalaikis turtas. Aukštos pozicijos neša srautą nuolat, kitaip nei mokama reklama, kurią išjungus viskas dingsta. Antra, tai yra sprendimas masteliui. 1000 puslapių galima optimizuoti taip pat lengvai kaip ir 10. Trečia, tai yra akivaizdus konkurencinis pranašumas, nes daroma tai, ko dauguma konkurentų tiesiog negali arba nesugeba. Ir ketvirta, tai organiškas augimas, taupantis reklamos biudžetą. Taigi, kokia išvada? Ogi tokia, kad programinis SEO jau nebėra kažkokia įdomi nišinė taktika. Tai sparčiai tampa naujų standartų visoje e-komercijos rinkoje. Taisyklė paprasta – prisitaikyk arba lik nuošalyje. Ir pabaigai norisi palikti vieną esminį klausimą – pamastymui. Ar verslas, kuriame dirbama, šiuo metu kuria ateitį? Ar visgi bando pasivyti praeitį? Kitaip tariant, ar esame tie, kurie nustato taisyklės, ar tie, kurie bando pagal jas žaisti? Manau, nuo atsakymo į šį klausimą priklausys labai daug kas ateinančiais metais.